Nu tai va, sveiki visi. Ir aš šiandien jums noriu parodyti vieną dalyką. Ir matote, naujas skinas, nes jums tikriausiai atsibodo, aš esu Styvas, tai užsidėjau naują šitą skiną. Tai va, aš parodysiu, kaip pasidaryti slaptas duris. Nu tai davai, pradedam. Gerai, tuo aš padarysiu ir ateisiu kaip, pradėsiu vėl, kaip viską padarysiu, kad pasidarys slaptas duris. Nu tai va, man rodos viską mes turim. Jeigu jūs norit padaryti, reikia stikį pistoną. Opa. Vienas, du. Aha, tai va. Čia va turi būti taip. Čia va turi. Taip. Tai gerai, va. Jeigu jūs va taip padarote, to darysime. Taip. Taip. Viskas gerai. Ir dabar padedam va levelį. Oi, galima ir taip, galima ir kitaip. Hop. O va. Šitą reikia va taip. Ir va dabar pabandysime padaryti taip pat. Ir va. Opa. Viskas, negaliu pereiti. Galima, jei norite, va taip. Palaukit. Ir matote, jos pačios sudarinė. Tai va, ir galima, pavyzdžiui, kokią sieną padaryti. Čia bus ne trolas, aišku. Nu tai va, čia su jumis buvo. Aš pamokiau jums, kaip padaryti. Reikia mums čestą. Tai čestą paimsim. Oi, čia turi būti. Opa, čestas. Va. Ir to mes atsisveikinsime. Ir va. Kur čia galima padėti šitoj vietoj. Va. Ir va. Opa. Ai, ne, kopėrio nereikia. Šitą dirtą. Tai. Ir dabar, jeigu greitai darote, jums taip atrodo kaip 3. Nu tai va, čia jums padariau tokį dalyką. Ir jums reikia va tokią, o sticky piston, o ne pistoną. Nes čia tada veiks. Ir galime man užlaginti telefoną. Nu, tai va, viso palaukit ir
galime atsisveikinti. Viso gero ir geros jums dienos.